2016 metai, gruodžio 2 diena. Dresūros rezultatai. Įėjimas greta. Na, čia paprasta viskas. Šuva eina ramiai, netempia, neatsilieka. Kompleksas komandų šalia sėdėti. Na, priminsime, kad kiekviena pozicija turi būti su išlaikymu. Išlaikymas labai svarbu dresūroje, nes šuniukui sunku pabūti vienoj pozicijai. Komanda gulėti. Komanda sėdėti. Ir sunkiausias momentas komanda stok. Komanda stok būtinai su išlaikymu. Na, gražiai šuniukas viską atliko, pageriam šaunuoliukę. Na ir dabar jau universitetas, darbas per atstumą. Nes šunelis gali pabėgti paprasčiausiai. O jis niekur nepabėgs, o tai įrodymas, kad šuns psichika mūsų rankose. Na, šunelį. Vėl komanda sėdėti. Metam pavadį ir traukiamės 5-8 metrus. Irgi išlaikymas būtinas. Laikas net skirtingas, nes šuo ne, kas čia skuba sėdėti. Šuva gudrauja, kaip sakyti, gali, jeigu laikas tas pats, automatiškai atlikinėti. Todėl laikas turi būti skirtingas. Komanda gulėti. Ir komanda sėdėti. Sunkiausias momentas komandos stok. Būtinas išlaikymas ir net padidinam atstumą. Be abejo, komanda pas mane. Kągi, ką mes čia turime? Ramiai. Mes čia turime labai individą, be komentarų, labai geras kraujas, iš policijos voljerų. Tiesiog visa protinga, čia kalaitė. Kalaitė Rika. Ką šitie nešti, Rika? Rikutė. Vat, ir kaip sakoma, labai malonus individas. Psichiką pabandykime pavaizduoti skambiai, gražiai, kad šuva tiesiog pasiruošęs įsitraukti širdį ir atiduoti tau vardan žmogaus. Rikutė, ateik čia. Rika, ateik čia. Na, pasirodyk. Be abejo, šunelis dar jaunas, kokio reikia amžiaus. Jei kažkur tai apie 5 mėnesiukus. Na, viskas tada, ar ne?